Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima sukurti tokį savo neonką tekstą. Taigi, pasirenkam naują lapą, visą savo šitą foną nudažom juodą spalvą ir rašom savo norimą tekstą. Taigi dabar padarom new layer. Taip, dabar šitą tekstą pažymim, tai spaudžiam ant Ctrl ir pelės klavišą. Taigi dabar einam į Select, Modify, Expand ir nustatom ant 5 pikselių. Taigi dabar einam į Filter, Render ir Close. Filter, Close. Dabar ir vėl šitą savo tekstą Photoshop pažymim, spaudžiam ant Ctrl ir pelės klavišą ir dabar ant mygtuko Backspace spaudžiam. Atsiprašau, reikia čia pažymėti. Spaudžiam Backspace ir tiesiog dabar ant Photoshop, tai yra norima mūsų ten, kur buvo tekstas, nuimam šitą akitą ir išeina toks savo tekstas. Dabar einam Filter, Deselect, išeina toks savo tekstas. Taigi dabar einam į Image, Adjustments ir Hue Saturation, pažymim Colorize ir nustatom savo norimą ar neon arba žalią spalvą. Taigi išėjo toksai tekstas ir dabar, pavyzdžiui, galim pridėti tokius taip efektus. Tai einam į Image, Adjustments ir pasirenkam Level, arba ten galite iš karto auto pasirinkti. Taigi šičia nustatom tokias spindulius, kaip matytųsi pas mus šitie spinduliai. Taigi toksai tekstas išėjo. Taigi, ačiū už dėmesį.